Pirmąją dieną naujame ir labai rimtame darbe Nijolė Pareigytė pradėjo, švelniai tariant, ne pačios geriausios nuotaikos. Seksualioji grupė 6-9 danguje narė, pabrėžėme, nes savo norų įsipainiojo į nuogų ir labai atvirų nuotraukų skandalą. Kas yra skaudžiausia, kad žmonės galvoja, kad tai yra tikrai reklaminis triukas ir tu tai darai dėl to, kad tau trūksta reklamos ir nori tapti dar labiau žinomesnis. O prasidėjo šis fotomeno skandalas, kai žurnalistai Supermuzikos puslapyje aptiko labai atvirų ir itin asmeniškų Nijolytės nuotraukų. Na ir apie tai parašė. Vat visas savaitgalis tai tokia traumuota visa diena buvo ir dienos visos ir žurnalistų skambučiai, tas toks lėgimas pastovi, visi aiškinasi, iš kur čia kas, kaip, ką, tu realiai negali nieko pasakyti. Na jau ne, mes neleisime skriausti moters, o iš esmės pasakysime visą tiesą. Pavyzdžiui, kad šią istoriją, turbūt net nenustepsite, pradėjo didžiai gerbiamas prodiuseris Bžeskas ir tipo grupės narys Ugnius. Jie, turėdami Nijolytės kompiuterį su jos nuotraukų albumu, nei seniai, nei neseniai, prieš metus į pasaulį paleido jų nuožiūrą gražiausias nuotraukas. Jie tuo metu buvo kaip tik kūrę Supermuzikos puslapį ir ieškojo kur tokias įdomesnės, pikantiškesnės nuotraukos sudėti, kad būtų reitinga, kad žmonėms būtų įdomiau žiūrėti. Nu ir jie rado ten tų nuotraukų tikrai ne vieną tokia pikantiška, dar buvo protai iš vis nogos manęs nedėti, dar dėjo kažkaip tai. Tai sudėjo tas jų manimų mažiausiai kažkokias tai ten blogas nuotraukas šokiruojančias. Sužinojusi apie tokį jos kūno nugriebimą, Nijolė pareikalavo nuotraukas išimti, bet... Jisai jų neišėma, maža to dar pradeda man įtikinėti, kad čia su Bžeska buvo, kad čia reitingai, čia taip turi būti. Reikia, Nilka, davai, nesiparinkti ir taip toliau. Ar Nijolė paklausė ir nustojo, kaip jį pati sako, parintis? Tikrai ne. Ji dar kartą pareikalavo, kad nuotraukų neliktų ir ramia sąžinė tikėjo. Misija įvykdyta. Taip tikėdama žmonėmis Nijolė sėdėjo ištisus metus, kol vieną rytą jai paskambino gerbiamas prodiuseris Bžeskas. Ryte sulaukiau Egmonto Bžesko skambučio gerbiamam prodiuserio. Su atsiprašinėjimais, ten ką darom, kaip čia dabar viską užglaistyti, kaip čia ką ir kaip. Ir aš nesupratau, apie ką jis kalba. Tai paskui tik tai jo paklausiu, už ką tu atsiprašinėjai ir kas įvyko, iš viskas dedasi. Sako, tai ką tu nieko nežinai? Aš ją tikrai labai atsiprašiau, kad toks nesupratimas gavosi, jinai suprato ir tiesiog toliau dirbam ir ką padarysi, taip gavosi, nieko ten baisaus iš tikrųjų. Kad tikrai nebaisu ir mes galime paliudyti. Tiesiog labai atviros, labai asmeniškos, kartais labai nuogos ir praktiškai erotinės nuotraukos. Trumpiau tariant, džiaugsmas vyrų akims. Jo, buvo su Zara, paskui buvo visokių, nežinau kaip įvardinti jas tiesiog. Buvo tokių, kur matosi ten spenelio, kampučiukas. Pavyzdžiui, taip kaip aš maudosi vonioj, pavyzdžiui, ne. Arba, sakykime, atsistojus prie veidrodžio save fotkinu, kur tik su apatiniais. Nu, čia yra tikrai labai asmeniškos. Visi, kas matė ir laisvas rankas turėjo, plojo, o Nijolytė negeležinė ėmė ir apsiverkė. Turiu savigarbos ir turiu, nežinau, kažkaip irgi jausmus kažkokius, tai ir man visa šita situacija tikrai sukėlė labai daug emocijų, tokių neigiamų ir išgyvenau, ir pergyvenau, ir ašaros biro. Tai vat savaitgalį taip ir praleidau. Aš ten nieko iš tikrųjų blogo nematau, čia toks tuščioje vietoje skandalas padarytas ir tiek. Prasme, kiekvienas žmogus kažkokių tai nuotraukų turi. Tiesiog tai įdomu galbūt dėl to, kad tai yra Nelė, o šiaip aš visuose portaluose krūvo nuotraukų daug baisesnių matau ir daug intimesnių. Bingo, teisingai pasakyta, įsigilinus į situaciją. Daug intimesnių geltonkasių lietuvaičių nuotraukų ne tik mūsų portaluose pilna. Ir didžiausios pasaulio žvaigždės save iš visų pusių pasifilmuoja, pasifotografuoja ir plačiai pademonstruoja. Kas liečia, sakykim, Paris Hilton, tokia Britney Spears, jos gyvena kitą gyvenimą ir jos iš to uždirba ir jos iš to gauna didžiulės pajamas. Ir galbūt tuo vedinos jos tiesiog ir nebijo atskleisti, sakykim, ir savo kūno kažkokių tai detalių, ar ten fotkinti su nogom. O kai čia tave išviešina, visaip apšneka, visaip išrodo, sumenkina ir taip toliau už tai, kad pasidarytų savo koks Delfis reklamą. Tai ačiū nereikia ir už tai tikrai yra
labai pykstu. Taip, Nijolytė ne Paris Hilton, Lietuva ne Amerika, o portalas Delfis ne žurnalas Hustler. Čia visi paspoksot į Nijolę už dyką taip ir taikosi, o milijonų mokėti net nesiruošia. Nori šlovės? Klok savo asmeninį gyvenimą už dyką. Toks dabar mūsų šou pasaulio devizas. Tik Nijolė juo vadovautis visiškai nesiruošia. Ji netokia. Tikrai galiu prie ranką prie širdies prisidėjus pasakyti, kad ne tokiais būdais iš tikrųjų ir ne taip yra daromi tikriausiai skandalai. Juolab, kad aš tikrai ne iš tų, kuri sakytų, kad davai, tai aš būsiu tas atpirkimo ožys, kabinkit ant manęs viską, meskit visam šūdą ant manęs, apkalbinėkit, apšnekinėkit. Tegul mano asmeninės archyvos nuotraukos matomos visai Lietuvai, man nerūpi niekas. Ne, Nijolė, visi mato, kad tau rūpi ir tavo geras vardas, ir Lietuvos garbė. Todėl įžvelgiam ne tik tavo kūno grožį ir sielos žavesį. Sėkmės ir tvirtybės tau, brendant iš primesto skandalo ir dirbant labai rimtoje įmonėje.